aš kalėdų progą papasakosiu labai gražią istoriją. Tai buvo prieš 8 gal metus. Sėdėjau prie lango, atsitraukus užuolaidą, buvo vakaras ir žiūrėjau, kaip žibintas apšvietė gatvę ir mačiau, kaip snigo kąsnis. Labai, labai gražus laikas ir sėdėjau tokia pavargusi vakare ir mėgausi tą akimirką. Kampe buvo papuošta eglutė ir suslėptos dovanos ir toksai, Ir tada gaunu žinutę apie mergaitę, tuomet 6-metė berods, kad šeima, kuri ją globoja, jinai tiesiog, yra toks terminas lūžusi globa, tiesiog jiems pasidarė per sunku. Ir tada širdėje iš karto taip gimė tas jausmas labai stiprus, aš net nepasitarus su šeima pasakiau, taip mes ją imam, kad jinai negrįžtų į instituciją. Man buvo ta akimirka ir galvoju, tai buvo pats didžiausias kalėdinis stebuklas, todėl kad ta mergaitė paskui sužinau, kad institucija auga dar 4 broliai ir seseris jos ir jie mūsų supratimu, mūsų šeimos supratimu, visi broliai seserys turi augti kartu, nes jie yra šeima ir jie jau neteko tėvų, jie negali netekti viens kito, tai yra didelis nusikaltimas prieš vaikystę. Ir tuomet mums teko įkurti šeimyną. Ir to pasekoje mes turim tą didelę šeimą ir jinai turbūt dar augs, nes ta patirtis, kurią atsinešė tie mokymai ir tie dalykai, kurias mūsų išmokė kiekvienas vaikas atėjęs, jie mūsų užaugino, sakyčiau, stipriais globėjais, bet tai buvo pati pradžia per tas kalėdas. Tai aš galvoju, aš norėčiau palinkėti kiekvienai šeimai, kad jinai patirtų tą kalėdinį stebuklą. Kažkuria prasme, kad kažkoks vaikas šiandien, ne šiemet, galbūt ir pavėlu, bet galbūt kitais metais po jūsų kalėdinę eglutę būtų dovana vaikui, kuriam pasakėte taip ir kuris taps jūsų tikrai gyvenimo dalimi. Nesakau, kad bus lengva, nesakau, kad visada bus viskas gražu ir taip taip rožinė ir pūkuota, bet tai bus labai prasminga. Aš galvoju, kad nieko nėra svarbiau, kaip dovanoti gyvenimą. Pagimdant arba užauginant. Tai yra, nežinau, pamatas visą ko dovanoti gyvenimą. Tai aš tiesiog linkiu padovanoti gyvenimą vaikui.